Jėzus neprašo pirmiausia mylėti Dievą, mylėti jį patį. Jis kviečia pasilikti jo meilėje. Ir tai yra priimti jau dovanotą meilę. Tau nereikia užsitarnauti Dievo meilės. Tau nereikia pirmiausia tapti geresniu, stipresniu, šventesniu. Tarsi Dievo meilė būtų atlygis už gerą elgesį. Dar prieš visas tavo pastangas tikėti ir mylėti Dievą, jau yra jo meilė. Kodėl kartais abejojame Dievo meilę, galvodami, kad jis manęs jau nemato, negirdi, nebepastebi, arba tiesiog sakant, jis paliko mane. Juk Jėzus šiandien aiškiai sako, kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs mylėjau, tad pasilik jo meilėje. Pasilik tai reiškia netrumpam užeik, kai apgaubė tave sunkumai, bet gyvenk manyje visada. Jeigu nori gyventi jo meilėje visada ir visur, turi atsisakyti kitų taip vadinamų meilės pakaitalų, kurie neduoda gyvybės. Tik žmogus, kuris leidžia savo būti Dievo mylimas, gali iš tikrųjų mylėti kitą. Kitaip meilė greitai pavargsta. Ji tampa egoizmu, lūkesčiais arba nusivylimu. O Kristaus meilė yra kitokia. Ji dovanoja pati save. Dievas nenori tavo religingumo be širdies, nenori tavo tikėjimo be meilės. Jis trokšta santykio. Tikras tikėjimas prasideda tada, kai žmogus ne tik tiki Dievu, bet leidžia Dievui mylėti save. Ir per save mylėti kitus. Galbūt šiandien klausimas nėra, ar aš pakankamai myliu Dievą, bet ar aš sugebu pasilikti Dievo meilėje, neužsitarnautoje Dievo meilėje ir dovanoti šią meilę kitam. Geros tau dienos.